Pamiškės, kur sutinka keliai, laukai, pievos, upės, vandens telkiniai, mūsų namai. Miškininko profesija ir kokios perspektyvos, ką gali veikti tapęs miškininku. Prieš gerą 10 ar 20 ar 30, tai pagrindinės perspektyvos švietėsi, jog būsi eigulys, girininkas, gal rėdas net, ar dirbsi medienos ruošoje. Laikai keičiasi ir vis naujų kompetencijų reikia šioje srityje. Jos po truputį ateina. Ir kaip miškininkystės sektorius Lietuvoje ir nebūtinai yra pasiruošęs ar nusteikęs tas kompetencijas priimti ir kartu priimti ir su tuo ateinančius pokyčius. Žmonių dirbančių miške mažėja ir tų, kurie pjauna, tų, kurių sodina gal ne, miškasadžiai dabar labai sėkmingai trendina, bet specialistų, kurie diena iš dienos atliktų konkrečias funkcijas, bent jau pagal stojančiųjų skaičių, nėra tiek daug, kaip buvo anksčiau. Tai su Romualdu Deltuvu irgi apie tai kalbėjome, kad miškininkus keičia gamtosaugininkai, bet jie nebūtinai keičia. Gali būti, kad papildo. Šioje laidoje proga išgirsti kitokią perspektyvą iš jauno miškininko, kaupiančią įvairią patirtį. Ir Julius Riepšas, jis dirba tam, kad miškai būtų pažangiai tvarkomi, moderniai. Tai apie šio tūkstantmečio galimybės ir iššūkius ir pasikalbėjome. Pasiklausom. Kol kas tiek. Iki. Labas, Juliau. Labas, Rokai. Ačiū, kad apsilankei šiandieną Pamiškių pokalbių serijoje. Pasakok daugiau, kaip atsiradai miškininkystėje. Jo, tai ačiū labai šiaip iš tikrųjų, Rokai, už kvietimą, maloniai nustebino, kai gavau iš tavęs žinutę ir pristatėjai, kaip sakant, naują topiką, tai labai malonu iš tikrųjų, kad nori mane išgirsti. Ne, o mūsų kelias tai tikriausiai universitete prasidėjo. Tam tikrų laikų sakyčiau, kad gal netgi taip buvo tokia pasikartojimų serija, ne, studijavom tam pačiam universitete, tada ten pat išvažiavom į užsienį, tada galiausiai aš net ir užbaigiau dirbdamas po studijų toj pačioj vietoj, kur tu kadaise dirbai. Paradoksas. Tiksliai taip. Jo, tai jau čia tikriausiai kokie 6 metai, gal netgi atgal, sakyčiau. Ir kaip sugalvojai, kad miškininkystė? Kodėl? Kas buvo antras planas, sekantis klausimas? Labai juokinga. Iš tikrųjų, pas mane miškininkystė, aš gal sakyčiau, tokia buvo net užprogramuota nuo pat jaunystės. Aš gal tik ne visada, ne nuo pat pradžio tai supratau, ar ne? Bet, sakykime, aš neturėjau tų tokių problemų, kaip kad turėjo ten kiti moksleiviai, kada reikėjo rinktis. Tai kas toliau mano gyvenime vyksta? Aš turėjau iš principo 2 kelius. Mano pirmas kelias buvo miškininkystė. Antras kelias buvo visiškai toli nuo miškininkystės. Tai buvo logistika, bet aš labai greitai šiaip iš tikrųjų jį atmečiau. Ir tai tikriausiai buvo dėl labai natūralių priežasčių, nes aš visą gyvenimą augau kaime. Buvo laikotarpis pačioje pradžioje, kada gyvenau daugiau mieste negu kad kaime, bet ilgainiui, kaip sakant, visiškai išsikraustėm į kaimą ir iki pat, kol išvažiavau, kol išsikrausčiau iš tėvų, visą laiką gyvenau kaime. Tai pas mane tokios labai gražios vertybės buvo suformuotos tikriausiai iš tėvų pusės, ypatingai iš tėčio pusės, nes mano tėtis labai mylintis gamtą žmogus, kuris, sakykime, man diegia tą suvokimą apie aplinką, apie jos teikiamą naudą, ar ne, apie būtent miškus, nes mano tėčio tokia irgi
tam tikrų metų svajonė buvusi, kad irgi norėjau būti miškininku, bet niekada taip tokiu ir netapo. Tai va, aišku, žinoma, yra ir daugiau žmonių, kurie pastumėjo tam, tai ir, sakykime, toks miškininkystės pasaulyje gal labiau geriau žinomas vardas, ne Edvardas Riepšas, kuris yra mano dėdė ir miškuose, sakykime, didelį laiką praleidęs ir daug, manyčiau, gerų darbų padaręs miškininkystėje, Lietuvos miškininkystėje jau dabar pensijoje ir aktyviai nebedirba, bet tikriausiai buvo vienas iš tų žmonių, kurie pastumėjo, kai reikėjo tą sprendimą priimti, tai nuramino, sako, jo, nedvejok, bus gerai. Tai tikriausiai tokios ir buvo priežastys. Atsimenu, kai buvo kelios paskaitos ir jisai minėjo, kad daug žmonių pasirenka miškininkystę, ją romantizuodami ir paskui nustemba, kad reikia būti miške visais metų laikais ir tie, kas romantizuodavo, dažniausiai jie būdavo tam pasiruošę, kažkaip einam su vasarinė avalinė, tarkim, kur mes brendam per pelkę, ar ne? Taip, tai aš manau, kad dauguma, kurie, sakykime, įstoja ir jeigu pabaigia ir po to nedirba, tai ir būna galbūt dalis tų žmonių, kurie nėra susipažinę, kuriems atrodo viskas romantiška, gražu ir taip, tos romantikos miške yra, bet lygiai taip pat reikia suprasti, kad būna ir tokių nelabai draugiškų ar netapų, kada būna karšta, kada uodai puola, kada visur šlapia ir nieko su to nepadarysi. Sakant, kiekvienas darbas ir kiekviena profesija turi savo pliusų ir minusų, tai tikriausiai, kad ir kiek daug pliusų bet turėtų miškininkystė, yra ir tam tikrų tų minusų, ar ne? Mano galva, tokių nedidelių. Įveikiamų. Jo. O iš kurio regiono, kur buvo tavo kaimas? Aš esu iš Telšių rajono. Mano visa šeima iš Žemaitijos. Ir didžioji dalis ir dabar gyvena Žemaitijoje. Aišku, taip susiklostė, kad aš nuo Žemaitijos, sakyčiau, šiuo metu dar esu šiek tiek toliau nuklydęs, bet, nežinau, ilgalaikiai planai parodys, kur pavyks atsidurti ateityje. Okay, jūs įdomu išgirsti. O dar klausimas prieš ateities planus. Ar turi kažkokią vietą, kuri tavo regione tau buvo arčiausiai širdies ir kai galvoji apie ten, iš kur esi kilęs, kad tau tai sukeltų didžiausius sentimentus? Turiu tokią vietą ir net ir dabar, jeigu grįžtu, pavyzdžiui, tėvus aplankyti, dar ir dabar būna, kad tą vietą užsuku pagalvoti, apgalvoti, pasižiūrėti, kur, kaip sakant, mane gyvenimas nunešė, ką galbūt, nežinau, praeitie padariau blogai ar ne, kur, nežinau, kažkokius tai sprendimus priėmiau ne tokius, kokius norėjau ar ne. Ir tuo labiau irgi priverčia susimastyti apie ateitį. Tai yra tokia vieta, jinai yra irgi vėlgi, tikriausiai nekeisti, bet apsupta miško. Ir aš ten nuo pat mažens lankausi ir ketinu ir toliau lankytis, jeigu tik viskas vyksta. Saugoma teritorija? Saugoma. Saugoma teritorija, taip. Neliečiama. Kol kas, tai tikiuosi tokia ir liks. Okay. Yeah. Tai kur dabar keliauji, kur esi susikoncentravęs į kokius dalykus? Na, šiai dienai tikriausiai galėčiau pasakyti, kad turiu ganėtinai daug veiklų. Jos visos tiesiogiai ir netiesiogiai yra susijusios su miškininkystė. Ilgą laiką dirbau su miškininkystės paslaugom. Na, o po to gyvenimas pasisuko taip, kad pakeičiau kryptį ir labiau pradėjau koncentruotis į nature-based solutions, ar ne? Ir į miškininkystės inovacijas, ar ne? Kas mano galva yra ganėtinai svarbus dalykas miškininkystėje. Tai inovacijos, ką tai reiškia miškininkystės sektoriuje inovacijos? Kaip tu tai supranti? Na, miškininkystės sektoriuje inovacijos, tai vėlgi, aš manau, kad gali būti daug įvairių inovacijų, nes susijusių su įvairia, sakykime, veikla, būtent miškininkystėje, pradedant nuo operacinės dalies, darbų vykdymo, ne, iki strateginio planavimo ir taip toliau ir panašiai. Tai, na, iš principo,
daug visokių įrankių yra įmanoma ar ne. Na, mano pagrindinis suvokimas yra tai, kad visa tai yra kuriama, kad efektyvinti ar ne, ir optimizuoti procesus, užtikrinti skaidrumą ir visą kitą būtent miškininkystėje. Tai vat būtent į tai ir stengiuosi fokusuoti. Šiai dienai toks, galėčiau sakyti, kad esu toks labiau plataus spektro specialistas, nes nesifokusuoju kažkokią vieną inovaciją ir dirbu su keliomis įmonėmis, ne, kurios vat būtent dirba arba su miškininkystės inovacijom, arba su vat būtent tais pačiais nature-based solutions, ar ne. Taip bendram kontekste lyginant, sakykime, Europos valstybės, tai Lietuva taiko į tai platesniu mastu, ar čia labiau asmeninės iniciatyvos, kurias reikia skatinti? Taiko kaip vartotojai ar kaip kūrėjai? Tu pasakyk. Geras klausimas. Aš žinau tikrai bent porą gerų projektų, ar ne, kurie dirba Lietuvoje ir būtent taikosi miškininkystės inovacijas ir, sakykime, tikriausiai ilgalaikis tikslas yra dirbti jiems ne tik Lietuvoje, bet ir sakykime, plačiau Europoje ir pasaulyje, ar ne. Lygiai taip pat daug sprendimų jau yra sukurta užsienyje, ar ne. Bet lygiai taip pat, kaip tų sprendimų yra daug jų vis dar nėra Lietuvoje. Ta prasme, Lietuva iš mano perspektyvos žiūrint, ar ne, yra dar tokia atsargi inovacijų prasme. Norim, reikia. Tai darom? Ne, dar palauksim. Tai toks atsargumas. Gal ateina iš konservatyvumo, gal ateina iš, nežinau, kitų iššūkių ar ne esančių miškininkystėje šiuo metu ir, sakykime, neprioritizuojama trumpalaikiai perspektyvai tos inovacijos. Tai man atrodo, kad Lietuvai labai būtų pravartu, naudinga ar ne ir reikalinga, bet lygiai taip pat matau, kad vis dar rinka ruošiasi tiem dalykam ir taip juda iš po lėto, šiek tiek bėgėjasi, bet negalėčiau sakyti, kad yra labai kažkoks tai didelis proveržis, būtent inovacijų naudojimo prasme. O jeigu taip sukonkretinti, tarkime, kokios tai priemonės, ką galima optimizuoti mūsuose? Pavyzdys. Nebūtinai gerai mūsuose. Ta prasme, tu turi tą platesnę akiratį ir lyginti tiek greičiausiai skirtingas šalis, netgi tarpusavy, ar ne, kur kas gali būti pritaikyta. Tavo akimis, kas aktualiausia? Jo, tai gal prieš tai dar šiek tiek, kad supažindinti, tai tiesa, dirbu ne vien su Lietuva, dirbu, sakykime taip, visoje Europoje, ne, ir su skirtingom miškininkystės įmonėm irgi esančiam Europoje ir veikiančiam Europoje ir profesionaliai vykdančiam miškų valdymą vėlgi Europoje. Ir tikriausiai, man kaip miškininkui vienas iš tokių klaustukų labai dar kyla, ar ne, būtent operacinė miškų valdyme, ar ne, kaip viskas yra valdoma, kai pasižiūri į realybę, daug viskas vyksta Exceliuose, spausdintuose lapuose, dar kažkokiuose tai užrašuose. Žinoma, ir manau, kad sistema, sakykime, bendraja prasme iš įstatyminės pusės nėra dar visiškai draugiška inovacijom, ar ne? Ir šitoje vietoje, tie adaptavimai turėtų būti daromi ne tik vien iš noro savininkų, bet ir iš platesnio požiūrio, sakykime, tam tikrų institucijų, ar ne, kurios kontroliuoja vienaip ar kitaip miškų valdymą. Bet vienas, pavyzdžiui, iš tokių svarbesnių, kas man atrodo, tai miškų inventorizacija, ar ne, ir pasenę miškų inventorizacijos metodai. Nekalbėkim gal apie nacionalinę miškų inventorizaciją ar dar kažkokią, bet būtent fokusuojantis, sakykime, į miškų savininkų ar nevykdomą inventorizaciją, kaip miškų inventorizacija yra vykdoma ir kokie, sakykime, palyginimui sprendimai galėtų būti taikomi, ar ne. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, lygiai taip pat dar ir sistema
mano požiūriu nėra draugiška tam. Tai gal, sakykime, šitoj vietoj tie tokie seni inventorizacijos arba tradiciniai inventorizacijos metodai, jie yra taikomi ne vien tik iš norėjimo taip daryti, bet gal ir iš to negalėjimo kitaip daryti. O inventorizacija, ką tai reiškia? Ką reiškia? Ką reiškia inventorizacija miškuose? Ką reiškia inventorizacija miškuose? Tai iš principo inventorizacija miškuose reiškia tikriausiai kaip ir visur kitur, turi tą pačią reikšmę, ar ne, ką reiškia inventorizacija, tai tiesiog yra, sakykime, tai labai paprastai medžių skaičiavimas, ar ne, ir visų su medžiai susijusių parametrų skaičiavimas. Iš principo inventorizacijos vėlgi gali būti labai plataus spektro ir gali būti skirtingos inventorizacijos, ar ne. Gali būti tokios inventorizacijos, kurios yra vykdomos vien tik tam, kad nuspręsti, priimti kažkokį tai sprendimą miškų valdos pirkimo ar pardavimo atveju. Ne? Gali būti inventorizacijos, kurios yra būtent susijusios su veikla, ne? Kada iš principo yra šiek tiek labiau detalizuojama ir nusprendžiama, tai kokios priemonės turėtų būti naudojamos, būtent pagal tai, kas tame miške yra, ar ne? Ir kaip tas miškas, galiausiai tai yra, sakykime, toks suportas sprendimo priėmimui, ne? Ką mes norime išgauti inventorizacijos metu, tai yra labiau aplikuojama būtent ūkiniai perspektyvai, ar jau gali būti kažkaip kombinuojama net ir su gamtosauginiam priemonėm? Gali būti labai puikiai. Na ir, sakykime, ir dalis inventorizacijos, būtent, sakykime, ilgalaikiai perspektyvoje, aš manau, ir bus, kad labiau fokusuota ne vien tik, sakykime, kažkokią operatyvinę veiklą, ne, bet ir lygiai taip pat prisidės ženkliai prie įvairių, sakykime, sprendimų, kurie būtent vyksta. Tai tikrai, sakykime, toks dalykas yra įmanomas, nes jeigu vėlgi, gal čia, sakykime, nenukryps tema labai plačiai į tos pačios anglies projektus, ar ne, su kuo man irgi tenka susidurti, tai tam tikrais atvejais inventorizacija gali būti vienas iš tų svarbių, ar ne, rodiklių ar dalių, kuri būtent ir nusako, tai kokios kokybės tas anglies projektas, pavyzdžiui, yra. Kiek jis yra skaidrus, lygiai taip pat, ar ne. Čia jau vėlgi priklauso nuo inventorizacijos kokybės, ar ne? Nes inventorizacijos kokybė vėlgi, jinai gali pasakyti tam tikrus garantuoti skaidrumo dalykus. Pažiūrėjus į tendencijas ir žinant, kiek inventorizacijai reikia žmogiškųjų išteklių ir kiek mes turime naujų specialistų miškininkystės sektoriuje ir patį poreikį žmonių, kiek, sakykime, mes dar jaunosios kartos atstovai, ar ne, bet tokie esam lūžę galbūt taške ir jau yra žmonių, kurie 20 metų jaunesni žmonės. Tai ar tie žmonės bent kiek bus linkę dirbti senaisiais metodais? Tokia prielaida, kad greičiausiai nebus. Greičiausiai nebus ir tai pagalvojus, aš net ir pats nesu linkęs dirbti tokiais metodais. Nes ta prasme, tiesiog yra sprendimų, kuriuos gali pritaikyti ir naudoti ir jie yra žymiai mažiau reiklus, sakykime, žmonių arba žmogiškųjų resursų atžvilgiu, ar ne? Tu gali gauti rezultatus, tikslius inventorizacijos duomenis, nepraleisdamas savaitės laiko medyne, ar ten kelių dienų medyne, ar kelių valandų medyne. Sakykime, aš ką manau, tai šiais laikais tikrai yra sprendimų, kur tu gali pasakyti ganėtinai daug vien praskridęs virš medyno, pavyzdžiui. Ir čia kalbame apie multispektrą, kaip susirinkti tą informaciją, ar multispektras, lidaras vadinamas tas, ar ne. Tada aukštos rezoliucijos, aerofoto nuotraukos, lygiai taip pat dirbtinis intelektas.
veikia tie dalykai, sakykime, jeigu kombinuojant aukštos rezoliucijos aerofoto nuotraukos ir dirbtinį intelektą, labai puikiai gali būti atpažįstamos skirtingos medžių rūšys, neidentifikuojamos. Nebereikia eiti į medyną, kad pasakyti rūšinę sudėtį. Nereikia statyti barelių ar dar kažko. Užtenka praskristi, visus duomenis sukelti dirbtinio intelekto apdorojimui ir medžių rūšis arba medynų rūšinė sudėtis yra nusakoma. Ganėtinai tiksliai. Lietuvoje tai jau praktikuojama? Tokio tipo projektai, tokio tipo inventorizacija vykdoma kažkur? Tokio tipo inventorizacija Lietuvoje dėja vykdoma nėra. Yra tam tikros priežastys. Dėl ko? Tai viena iš priežasčių yra tokia, kad, sakykime, iš įstatyminės pusės inventorizacija yra pripažįstama kaip standartinė, tradicinė inventorizacija, ar ne? Ir tie duomenys, ar ne, nėra pagrindo kol kas jais tikėti iš tos vienos perspektyvos. Iš kitos pusės vėlgi tai yra sprendimai, kurie veikia, bet jie veikia su tam tikrom sąlygom. Jie gali būti labai, sakykime, kainų prasme efektyvūs, ar ne, ir gali labai optimizuoti išlaidas, būtent skirtas inventorizacijai. Bet vėlgi, kad tai būtų, turi būti tam tikros sąlygos. Pavyzdžiui, kaip didelė miškų plotų konsolidacija, ne? Arba miško valdos konsolidacija, ne? Kas Lietuvoje yra problema, nes mes turim, iš principo didelę fragmentaciją, ar ne? Miškų sklypai arba miško valda, žiūrint į savininkus, yra maža. Arba jeigu savininkas turi daugiau miško žemės, tai tada jinai yra labai išsidėsčiusi po visą Lietuvą ir išsimėčiusi mažais gabaliukais, ten po keletą hektarų. Ir nėra didelių, sakykime, tokių valdos plotų, kur tie inventorizacijos metodai geriausiai veikia. Čia kalbant apie privatų sektorių, ne, valstybinių miškų galbūt. Valstybinių miškų konsolidacija šiek tiek didesnė. Tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet yra šiek tiek didesnė. Ir šitoj vietoje jo. Didesnė tikimybė, kad tai labiau veiktų su valstybiniais miškais, negu kad su privačiais. O ar sukama bent kiek ta linkme, kad net ir mažose plotuose pati inventorizacija būtų optimizuojama kažkokiais būdais, kur, tarkime, labiau inovacijas rinkęs specialistas, jis jau galėtų jas pasitelkti ir net ir mažesnėme plote atlikti. Yra sprendimų, taip, žinoma, yra. Galima vietoj lėktuvų naudoti dronus, pavyzdžiui, ar ne? Tada, sakykime, galima tai daryti mažesnėme plote. Tie sprendimai, jie gali būti pritaikomi ir gali būti naudojami. Klausimas vėlgi, kaip jie būtų patvirtinami, duomenų prasme ir kaip su jais sutiktų, su tais duomenimis, ar ne. Nes vėlgi, kad ir kaip bebūtų, tai yra visiškai naujas inventorizacijos metodas. Ar ne? Kas, sakykime, šiuo metu aš manau, kad Lietuvoje yra ganėtinai mažai naudojama. Žinoma, yra, sakykime, lidaras, kiek man žinoma, yra dalis Lietuvos tikrai darytas tas lazerinis neskanavimas iš viršaus, ar ne, tai padeda gauti tam tikrų duomenų, tokių kaip medžio aukštis, ar ne. Vėlgi, gal tam tikrais atvejais, nors dar reikėtų pagalvoti, tikriausiai gal ir medžio tūris būtų įmanoma nusakyti, bet šitoj vietoje vėlgi tai yra tokie ganėtinai dar pradiniai žingsniai. Ta informacija yra, bet jos tikslumas arba ten, sakykime, rezoliucija tos medžiagos galėtų būti aukštesnė, tada jinai, sakykime, būtų tikslesnė, informatyvesnė, ne, daugiau visokių duomenų galėtų pateikti. Tai šalis pradeda vykdyti ten tokį kaip lazerinis skanavimas. Bet kad būtų visiškai pakeisti inventorizacijos metodai, tai kiek man žinoma, tradicinė inventorizacija vis dar konkuruoja Lietuvoje 100%, tai?
Sako, verslas plus mokslas lygu inovacija. Sutinku. Ką manai, sutinki? Sutinku. Tai čia tiesiog nėra business case, kad Yra business cases. yra. Vėlgi, tai šitoj vietoj mokslas yra, sakykime, mokslas, kuris irgi yra verslas. Ne iš tos pusės žiūrint, ta prasme, yra mokslas, kuris veikia kaip pelningas verslas. Ne? Yra mokslas, aišku, kuris sakykime, veikia kaip, tikriausiai, net nežinau, kaip pavadinti, valstybinis mokslas, ar ne? Tai šitoj vietoj tos visos mokslo skirtingos, sakykime, skirtingos tos kryptys, jos su verslu bendrauja. Ir pačiam verslui, sakykime, be mokslo šiai dienai inovacijų prasme, būtų ganėtinai sudėtinga kažką pasiekti. Neužtenka turėti vien gerą idėją, reikia dar turėti ir žinių, kaip tai gyvendinti. O vėlgi, mano nuomonė, tai visos žinios, kaip tai gyvendinti, ateina iš mokslo. Iš to vietoj, jeigu mes norim inovacijas vystyti ar ne, jas plėtoti, tai mokslas su verslu turi ganėtinai glaudžiai bendradarbiauti, mano nuomonė. Mano nuomonė ir tarp institucinis bendradarbiavimas yra būtinas. Tai prasme, miškininkystė pati iš savęs, jinai kitaip labai lengvai gali tiesiog tapti tokia archaiška, jeigu neįsitraukia į bendravimo, komunikavimo su kitom institucijom, kurios labiau vystytų, pavyzdžiui, informacinių technologijų ar biotechnologijų sektorius. O kaip manai, Lietuvos miškingumas, jį dar reikia didinti? Geras klausimas. Čia toks, žinai, pavojingas klausimas diskutuoti dabar, nes atsiras heiterių, atsiras komentuojančių ir pykstančių. Aš manau, kad Lietuvos miškingumą reikia didinti. Ta prasme, aš manau, kad ir apie kokią šalį mes bekalbėtumėm, miškų nebus per daug. Ar kad ir kiek, sakykime, ten šalies ploto dengia miškai. Aš manau, kad per daug nebus. Ir tam yra kelios priežastis. Tai, sakykime, vien dėl to, kokią naudą iš principo teikia miškai, ne vien iš to, sakykime, kultūrinės pusės, ne laisvalaikio praleidimo būdas, rekreacija visai ir taip toliau ir panašiai, bet dar ir dėl to, kokią naudą, sakykime, teikia miškai būtent kovoje su klimato kaita. Kas, sakykime, su kiekviena diena, man atrodo, kad tampa vis svarbiau ir svarbiau. Tai aš manau, kad čia yra didžiausia nauda tų didėjančių miškų plotų, ar ne? Iš principo, dėl ko miškų plotai turėtų didėti. Tai vien dėl to, kad niekas geriau nesitvarko su sakykime, anglies kaupimu, užrakinimu, ar ne, ir neišskirimu atgal į aplinką, aišku, vėlgi su tam tikrom sąlygom, negu kad miškai. Ką manai apie agrarinę miškininkystę, tokį terminą? Ar jinai praktikuojama kažkur mūsuose, ar čia yra skrajojanti frazė? Geras klausimas. Aš žinau kelis projektus, vėlgi, kurie dirba su tuom, ir Lietuvoje bent jau jie neturi klientų. Aš nežinau Lietuvoje, ar veikia tokie projektai. Ar tai yra įmanoma? Taip, Lietuva tam turi sąlygas, aš manyčiau. Ar tai yra plačiai praktikuojama? Manau, kad ne. Aš asmeniškai nesu matęs nei vieno projekto Lietuvoje. Kažkada esu girdėjęs, kad toks yra, bet nėra tekę matyti tokio gyvai. Man irgi. Ir aš bent jau kiek apie tai galvoju arba domiuosi ir panašu, kad čia vis dar yra per daug vietos interpretacijom. Tarkime, jeigu mes žiūrėtumėm į miškininkystę ir žemės ūkį, ar ne, tai agro miškininkystė turėtų būti kažkur per vidurį.
tarp miškininkystės ir žemės ūkio. Jo. Ir tada išeina, kad miškininkystė, jinai irgi, jeigu ta tokia standartinė, kur tikslas yra mediena ir atliekami plinieji kirtimai, tai naudojama stambiagabaritė technika, tas pats su žemės ūkiu, o tas agroforestry atrodo yra toks kažkoks dar viskas rūke toks. Iš principo vyksta net ir didelis, susipriešinimas. Ūkininkai nėra miškininkai, miškininkai nėra ūkininkai. Tai kas čia tom turėtų užsimti? Ūkininkas jisai žiūri, kad jisai savo ūkinę veiklą vykdytų ir jam, sakykime, tegul ūkininkai, kaip sakant, ant manęs nesupyksta, jeigu klausos, bet jiems neįdomu miškai, ar ne? Lygiai taip pat ir miškininkams. Vėlgi, tegul miškininkai ant manęs nepyksta, bet tie, kurie dirba su miškais, jiems nelabai įdomu žemės ūkis. Dažnu atveju. Lygiai taip pat kaip ir net nėra sutariama, kur ta agrarinė miškininkystė, kur jinai turėtų eiti. Tai jinai turėtų priklausyti miškininkystėje ir jinai turėtų priklausyti žemės ūkiui. Aha, čia buvo apie tai kalbant, kažkaip prisimenu net ir universitetą ir ten būdavo agronomai versus miškininkai tokie, kur kažkodėl nevesdavom niekaip paralelių, tokie kaip iš kažkur tai yra tokia būtinybė takoskirai, kur mes segmentuojame, ar ne, ir tada ten, nežinau, Žalgiris ir Lietuvos Rytas, kažkas tai tokio. Bet ilgainiui visi serga dėl tos pačios komandos, jeigu turime rinktinę. Taip. Tai jo, aš visiškai sutinku, nes tarp mūsų keli gal metai skirtumas, bet pas mūsų universitete tas pats būdavo. Miškininkai su agronomais, nežinau, niekad nebuvo didžiausi draugai tikriausiai. Keista, iš tikrųjų. Dabar miškų sektorius jisai turi tokią stiprų krūvį iš visuomenės, ne, kad labai skaudžiai gal paprasčiausiai vertinami tie žingsniai ir paskui kažkur tai galbūt viešoje erdvėje nepakankamai sparčiai sureaguojama arba netinkamai ir tada tas atotrukis toks yra didėjantis. Turbūt kitaip ir neįmanoma galbūt šiuo etapu, mes prašiausiai irgi ieškom naujų standartų. Tai kaip tu matai ateitį, jeigu būtent iš šitos perspektyvos žiūrint, ką mes aptariam? Tai aš manau, kad jeigu taip reikėtų pamastyti, kas pasikeis 20 metų bėgyje, tai manau, kad inovacijos turėtų pradėti ateidinėti per 20 metų sparčiai. Taip, ta prasme, tas demandas, jisai turėtų vis labiau augti ir augti. Lygiai taip pat požiūris, tikiuosi, miškininkų ar ne, irgi keisis ir taps jie, sakykime, tokie labiau atviri tam ar ne. Bet lygiai taip pat tikiuosi, kad ir iš įstatyminės pusės dalykai turėtų keistis ir adaptuotis. O ką manai apie kirtimo amžių? Mes turime ūkinę brandą, gamtinę brandą ir vėlgi, jeigu remiamės kitų šalių patirtimi, kartais yra ne brandos klausimas, o skersmens apimties. Tai kuris variantas tau atrodo logiškesnis? Tas, kuris siekia gauti ekonominės naudos, tai tas sakys, kad tikriausiai skersmuo yra svarbus, arba ūkinė branda, ar ne. Tas, kuris sako, kad noriu džiaugtis mišku, nenoriu jo liesti ir nenoriu jo kirsti, sakys tikriausiai, kad gal net nesakys, kad gamtinė branda yra svarbu, gal labiau sakys, kad tiesiog mišką laikyti ir niekad nekirsti yra svarbu. Sunku pasakyti. Bet aš manau, kad tie dalykai turėtų kažkur susitikti per vidurį. Ir lygiai taip pat aš manau, kad miškininkystė, kaip verslas, vėlgi tai yra svarbi ne tik mūsų, bet ir kitų šalių ekonomikos dalis, ar ne? Jinai prisideda prie šalies augimo bendraja prasme. Iš toj vietoje aš manau, kad verslai turėtų ir toliau vykdyti veiklą profesionaliai, ar ne? Gal, sakykime, vėlgi tam tikrais atvejais turėtų keistis nebūtinai jų operacijos, ar nebūtinai jų, sakykime, operatyvinis valdymas, bet turėtų gal keistis šiek tiek tikslai.
galbūt tie tikslai turėtų būti optimizuoti, siekiant sukurti kažkokią tai papildomą pridėtinę vertę, ne? Vėlgi čia galim sakyti, kad krypstam į ekosistemų paslaugas. Sutinku, kad saugomų teritorijų turi būti, sutinku, kad turi būti ar ne tam tikrų vietų, kur miškas yra nevaldomas ir ne operacijos yra nevykdomas ir visa kita ir panašiai. Bet lygiai taip pat sutinku, kad miško valdymą reikia daryti ir jį valdyti profesionaliai, nes jeigu jisai bus visiškai nevaldomas, tai tada mes vėlgi turėsim labai didelės emisijas būtent iš miško. O kalbant apie anglies kaupimą, tada trumpos rotacijos želdiniai, kaip ir ne miškas ar ne, bet tą pačią funkciją atlieka. Sako, kad atlieka. Kokie, įdomu, tie privalumai, ar ne, miškas, jeigu mes kalbame apie miško žemę, kad ten yra jau visai kitas reglamentavimas ir daugiau ribojimų, trumpos rotacijos želdiniai gali būti įrengiami ir žemės ūkio paskirties žemė, ar ne, ir tada vėl viskas gali būti atstatoma į kažkokį tai tą patį intensyvų kultivaciją dirvožemio. Ir tai iš anglies kaupimo perspektyvos veiksminga. Iš anglies kaupimo, jeigu vien tik žiūrėtumėm iš anglies kaupimo perspektyvos, tai potencialas didelis. Trumpos rotacijos želdiniai per savo tą 20-30 metų gyvavimo laikotarpį jie gali sukaupti panašiai tiek pat, kiek gali sukaupti ir tas, sakykime, medynas, normalus miškas, gyvenantis visą tą rotaciją. Aišku, mes čia toj vietoj neatsižvelgiam, ar ne tai, kad dirvožemis kaupia, tai, kad, sakykime, dar, miškai turi daugiau negu vien tik anglies kaupimą ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu žiūrint vien tik iš anglies kaupimo gyvojoj arba antžeminiai biomasėje, ne? Tai potencialas yra didelis. Kokią naudą tai turi iš kitos perspektyvos žiūrint, vėlgi įvairovės prasme, kaip, nežinau, populiacijai buveinių prasme, ne, ir taip toliau ir panašiai, man yra tekę būti keliose plantacijose, ar atrodo įspūdingai iš matmenų pusės? Taip atrodo. Ar ten aš, sakykime, jaučiu kažkokią pilnavertiškumą ir ramybę ir pasitenkinimą vaikščiodamas tokią plantaciją? Neteko. Jinai dažnai būna tokia irgi monotoniška, kaip ir priklauso monokultūrai, ar ne, viskas vienoda ir ta pati rūšis, jos klonai, ko gero, ten niekas per daug ir nesiorientuoja, kad būtų ta malonu. Nors yra tekę girdėti, kad, pavyzdžiui, Australijai berods ten įveisė, jeigu neklystu, eukaliptų plantaciją ir tada kažkurias rūšis aptiko ir sako, dabar jau saugokim ir plantaciją. Toks paradoksas įvyko. Tai turbūt per visą žemės rutulį galima daug pamatyti tokių dalykų. Jeigu dabar reikėtų rinktis tiesiog dabartinę situaciją, tu rinktumės miškininkystę, studijuotum šitą dalyką, ar ką nors kitką orientuotumės? Studijuočiau. Aišku, aš neturėjau, sakykime, tokių per visą savo darbo, veiklos praktiką, studijų praktiką, aš neturėjau tokios karčios patirties, žinai, kad man labai nepasisektų, kad man kažkur tektų nusivilti. Tai tiki mokymusi visą gyvenimą? Tikiu. Kiekvieną dieną mokausi ir tikriausiai išmokstu dar ir daugiau negu kad universitete. Gal ne vien tik apie miškininkystę, gal, sakykime, apie įvairius dalykus, bet išmokstu ir stengiuosi ne tik, sakykime, ne tik pasimti iš aplinkos, bet ir pats stengiuosi gilinti tas žinias. Stengiuosi skirti tam darbą ir stengiuosi tai daryti rutiną, tad jo, tikiu. O kaip dažnai dabar praleidai, kiek daug per savaitę, ar kiek mažai laiko gamtoje, kažkur lauke, miške, nežinau, kur dar? Jo, iš tikrųjų būna savaičių, kada nepraleidžiu nė valandos.
bet būna ir tokių savaičių, kada praleidžiu ir po kelias dienas. Tas laiko leidimas gamtoje jisai yra labiau kaip rekreacija ar kaip darbas? Tu turi kažkokias atlikti užduotis. Na, pas mane tokių savaičių, kad visą savaitę, kiekvieną dieną praleisčiau miške ar gamtoje yra mažai, bet kiekvieną, sakykime, laisvą akimirką stengiuosi išnaudoti. Sakyčiau, gal 80% rekreacija, 20 kažkokio tai darbo. Sąmoningai rengiesi, kur nuvažiuoti, kažkokį regioninį parką, kažkokį lankytiną objektą, ar tiesiog ten, kur esi lankaisi miške, pavyzdžiui? Dažniausiai nesitaiko į kažkokią tai tikslę infrastruktūrą, kur, sakykime, mane ta diena nuveda, dažniausiai aš ten jaučiuosi gerai. Iš principo aš galiu bet kur aš turėti gerą laiką, jeigu tai yra gamta. Nebūtina išvystyta infrastruktūra, kartais kitą kartą, taip sakant, ir tais krūmynais paklaidžioti ir susipažinti, ne, kaip skirtingos vietos atrodo, net ir tai žavi ir patinka. O pagauni save, kad profesinė liga sergi ir tada mišką vertini per tą darbo perspektyvą, ar pavyksta atsijungti ir tiesiog mėgautis tą supančią aplinką? Nemoku nuo to visiškai atsijungti. Man labai patinka ir iš manęs tiek ir draugai, tiek ir šeima juokiasi, jeigu mums tenka apsilankyti, pavyzdžiui, kokiam jaunam pušyne, tai kad aš viršūninius ūglius, pašalinius tuos ūglius visą laiką skabau. Tai jie juokėsi iš manęs, iš principo, kad palikčiau vieną ūglį, žinai, kad padidinti prieaugį ir greičiau augti. Tai visą laiką juokėsi, nes jeigu pamatau gražią pušelę, nebūtinai gražią, bet, sakykime, kuri turi tvarkingą viršūnę, ar ne, tai niekad nepraleidžiu jos, taip sakant, skatinti patvarti žėlimą, ne geotropizmą. Jo. Geras. Žinojai, kad iš ūglių paskui gali kažką dar sukurti įdomus, pavyzdžiui, arbatos pasidaryti, arbatos džemus esu kažkokius matęs, jo. Kažkada buvau užklydęs į kažkokią tai gal elektroninę parduotuvę, berods gal net ir lietuvių, kur iš pušų ūglių buvo keli produktai, ne tik arbata, sakykime, toks jau seniausiai gal žinomas ir manau, kad visiems miškininkams gal žinomas ir ne tik, aišku. Bet sakau, teko dar kažką matyti. Ir iš būtent pušų ūglių. Man ir tekia matyti kažkokius cukruotus, kaip cukatus padaro iš konkorėžiuko. Irgi kažkokia ten įdomybė, kažkas galvoja, konservuoti. Ir pagalvoju, kiek daug yra tokių sričių, kurios irgi greičiausiai buvo užangažuotas tas mūsų liūdnos tokios istorijos, ar ne, kur žmonės gyvendavo arčiau gamtos ir jie turėjo tą natūralų tokį nuolatinį santykį ir visai kaip gebėdavo įsisavinti tą aplinką, ta prasme, ir tiesiogiai vartodami, o dabar atrodo, kad tiesiog parduotuviai, ką parduoda parduotuviai, tai ir vartom. Tai aš pats irgi tiesiog galvoju apie tai, kur eina ta miškininkystė ir atrodo, kad vis dar sprendžiasi ir turime tą tokį stiprų polėkį grynai orientuotis į medieną, į jos tą kuriamą pridėtinę vertę ir jinai tikrai gerai atrodo, net ir iš ekonominės perspektyvos, ar ne, valstybinių miškų urėdija vis sukrauna tokį akivaizdų pelną metai iš metų jau. Ir tada yra kažkokios tai mažos, siauros, nišos sritis tokios, kurios galėtų būti plačiai eksploatuojamos, bet kol kas nėra, arba mes apie tai dar nežinome. Tai dalinai gali būti dėl to, nes tiesiog gal verslas nežino, kad yra kitų galimybių gauti pajamų iš miško. Negu kad tik iš medienos, sakykime, ar ne. Tai šitoje vietoje vėlgi sugrįžtam prie ekosistemų paslaugų, ar ne, kada
vėlgi kalbam apie tuos pačius anglies projektus, kuris, sakykime, veikia kaip, aš sakyčiau, vienas iš puikiausių būdų, ar ne, ir vienas tikriausiai iš tokių naujų atrastų kelių, ir dar tikėtina, kad bus daug neatrastų, tai diversifikacija būtent verslams pajamų iš miškininkystės, ar ne. Tai medienos pardavimas nebėra vienintelis būdas gauti pajamų iš profesionalios miškininkystės veiklų. Anglies projektai Lietuvoje nedaug, gal labiau, sakykime, su ARR projektais, ar ne, vyksta judesys. Kas tai yra? Tai ARR projektai yra, tai tipas, vienas iš 3, sakykime, tipo anglies projektų, kuris būtent taikosi į miškų atkūrimą, įveisimą ir taip toliau ir panašiai. Už tai, sakykime, galima gauti kažkokias tai pajamas arba, sakykime, sukuriama kažkokią tai pridėtinę vertę, galima monetizuoti. Ne? Tai tokių, sakykime, projektų Lietuvoje manau, kad yra šiek tiek daugiau, bet tai nėra vienintelis projektas, ar ne? Nu, yra dar keli projektų tipai, iš kurių irgi gali gauti pajamų, ar ne? Ir tai vėlgi yra kaip puikus kelias diversifikuoti būtent tą savo būtent tą savo pajamas, ar ne, iš miškininkystės verslo. Ir aš manau, kad kad daug savininkų dar nežino, daug galbūt žino, bet prisibijo, ir tam tikra prasme dar gal ir pati rinka nėra tam saugus. Bet užsieny iš principo yra tokių galimybių, tau nebūtina kirsti intensyviai, kad tu gautum pajamų iš miško. Tu gali turėti mišką, tu gali jo visiškai nekirsti ir gauti pajamų, tu gali turėti mišką, gali jį kirsti, bet gauti pajamų ne vien tik iš medienos. Kombinuoti, ar ne? Kombinuoti, taip. Iš principo variantų šiai dienai yra daug. Ir medienos, sakykime, tas arba medžių kirtimas, jisai nebėra vienintelis kelias. O smulkus savininkai, tarkim, paveldėjau močiutės mišką, jisai yra kažkur, ten keli hektarai, tiksliai nežinau, galiu tikėtis naudos iš jos, nekertant ir saugant, kaip po tokį. Būtent jeigu kalbant su mažom valdom, tai kiekvienas atvejis yra individualus, bendraja prasme, ne tiesiog jeigu mes kalbėtumėm nebūtinai apie ekosistemų paslaugas, nebūtinai apie anglies projektus, bet ir šiaip apskritai apie kirtimus, apie dar kažką, kiekvienas atvejis yra individualus, nes miškas toks jau dalykas, kad dažnu atveju veikia nepriklausomai ir auga nepriklausomai nuo to, ar ten kažkas yra, nėra, ne. Ir kiek ten, sakykime, tas žmogus yra įsitraukęs. Bet jeigu mes būtent kalbėtumėm apie anglies projektus, tai šitoj vietoj ganėtinai svarbu yra suprasti dar ir tai, kad kitą kartą nors ir gali tai daryti, bet tai gali neapsimokėti, nes tavo sąnaudos, kad visą tai padaryti, kad veiktų, jos gali būti iš principo didesnės negu, sakykime, tos gaunamas pajamas. Jeigu tu nori tiesiog, kad tavo medynas ar tavo miškas kurtų pridėtinę vertę, tai tada aš manau, kad yra daugiau negu daug priemonių ir be projekto, ką tu gali padaryti, ar ne, kad tas miškas, kaip sakant, tarnautų pasaulio labui, taip gal pavadinti. Startuoliai yra Lietuvoje tokių startuolių, miškininkystę orientuotų, perspektyvių, kilus iš Lietuvos? Tikrai yra bent vienas startuolis, kuris orientuojasi į, sakykime, medelių padėties fiksavimą ir nesodinimo būtent metu. Padėties fiksavimą lygiai taip pat skaičiavimo automatinė, tai iš principo optimizacija būtent miško sodinimo, atkūrimo, įveisimo metu, ar ne. Tai toks startuolis yra. Yra gal keletas tokių projektų, ar ne, kurie vykdo kaip ir ekosistemų paslaugas, ar ne, bet to negalima pavadinti anglies projektais. Tokie labiau rinkodarai ir marketingą besifokusuojantis projektai, kurie iš principo sukuria sąlygas
įmonėms ar ne pasipiarinti. Gal tai pavadinčiau. Ir paskui dar pridėčiau, kad jie turi ir tą tokią vertybinę gal skalę, žinai, kur galima daryti vieną dalyką, ten kaip pavyzdys paremti kažkokią tai organizaciją, arba galima daryti kitą dalyką, pasodinti medį. Ir aš irgi pastebiu šitą tendenciją, kad tas medžių sodinimas jau yra labai plačiai paplitęs ir suprantamas kaip geras darbas. Kuo toliau, tuo daugiau kalbama apie tai, kad reikia ne tik pasodinti, o prižiūrėti. Ką manai apie medžių sodinimą kaip po gerą darbą? Yra labai daug verslų, kurie fokusuojas būtent į tai, kad mes sodinam, bet ne dėl to, kad mes sodinam, nes mes gero norim, o dėl to, nes tai tiesiog puikiai reklama. Kalbant apie būtent medelių priežiūrą, tai medelių neužtenka pasodinti. Vėlgi iš mano asmeninės praktikos ir patirties, jeigu tu pasodinsi ir paliksi, tai po metų nieko neberasi. Labai tikėtina, ypatingai jeigu kalbam apie naujus plotus, kur prieš tai miškas nevyko, neaugo. Tai dažnai, sakykime, ta augalija, kuri ten buvo prieš tuos želdinius, tai jinai labai greitai suvalgo, nesuvalgo tiesioginė prasme, o tiesiog užstelbė tuos medelius. Tai mano manimo pirmaisiais bent jau 5-7 metais ta priežiūra būtent tų naujų želdinių turėtų būti labai intensyvi, nes jeigu jos nebus, tai tada jokios naudos iš tų želdinių irgi nebus. Nes iš principo labai svarbu yra gera pasodinimo kokybė, ar ne? Tai yra viena iš dalių, kuri turi daug reikšmės būtent dėl to, būtent tam pačiam miško augalai, bet antroji, kuri yra lygiai taip pat svarbi kaip pasodinimo kokybė, ar ne, ar ten sodmenų kokybė, ar ne, tai yra būtent priežiūra. Nes jeigu priežiūros nevykdysi, tai viskas nueis šunį ant uodegos. O ką manai apie blindes kaip rūšį? Aš manau, kad kiekviena medžių ar krūmų rūšis, jinai turi savo vietą pasaulyje. Kokia teikiama nauda, nežinau, sunku man pasakyti. Ta prasme, faktas, kad bioįvairovinė prasme, ar ne, ten medžių rūšinės sudėties prasme, ar ne, tai tam tikrą naudą neabejotinai teikia, kiek jinai, sakykime, naudinga iš ekonominės pusės, tai nėra tekę man susipažinti, kad būtų kažkokios naudos, bet šiaip iš principo bendrai, aš manau, kad kol niekas nekelia kažkokios grėsmės, ar ne? Iš principo, jeigu blindė nekelia grėsmės kažkokioms kitoms medžių rūšims išnykti, nebendraja prasme, tai man viskas gerai su blindė. Neheitinė. O tada paskutinis klausimas. Kuri tavo apskritai medžio ar krūmų sumedėjusio augalo rūšis yra arčiausiai širdies, toksai mėgstamiausias? Aš tikriausiai turiu gal 2. Tai viena tokia, manau, standartiška, daugam patinkanti ir visa kita, tai yra ąžuolas. Tai tikriausiai niekieno nenustebinsiu, bet man lygiai taip pat patinka ir dar 2 kitos rūšis, tai yra beržas arba juodalksnis. Man tiesiog patinka medienos struktūra, patinka apskritai medžiai ir ne patys ir visa kita, tai vėlgi, kaip sakant, čia skonis draugų neturi, kiekvienam individualiai. Ąžuolą aš vertinu kaip medį, ar ne, ir apskritai jo tas didingumas visa kita, tai labai man patinka, bet lygiai taip pat aš stipriai, sakyčiau, simpatizuoju ir beržui bei juodalksniui. Gerai.
Jie turi tarpusavį tokio panašumo, peržiūrė su juodais, sakyčiau. Juliau, kaip manai, kam šitas mūsų pokalbis gali būti svarbus ar įdomus, arba kaip tik keliantis kokius nors kategoriškus jausmus? Na, šiaip iš principo aš dažniausiai nelabai kreipiu dėmesio į tai, kas ten, kokios diskusijos vyksta socialinėje erdvėje, taip toliau ir panašiai. Tai būtent tą veiklą ir taip toliau ir panašiai. Tai va. Tai mano žinutė tikriausiai siunčiama būtų tokia. Gerai, o aš tada tau palinkėsiu toliau mokytis iš tų klaidų, paties daromų ir kitų atliekamų. Ir ačiū, kad skyri laiko, ačiū, kad pasidalinai tuo, ką žinai ir supažindinai su tuo, koks esi. Ačiū. Ačiū tau labai, Rokai. Kol kas. Iki.